Ir šiandienos tema - kada reikia dėti kandį. Labadiena. Oras bliurza, šlapia, šalta, negera. Ir koks debilas gali eiti pas bites dabar. Nes aš kaip pastebėjau, žmonės truputį nesigaudo, kada jinai reikalinga dėti. Ar iš vis reikia dėti kandį tešlos, ar cukraus sirupą maitinti. Tai iškart sakau, cukraus sirupą tikrai ne. O dėl kandį tešlos pasižiūrėsim, praeisim, parodysiu vizualiai, kaip atrodo ir kada reikia, kada ne. Nu va, atidarom ir žiūrim. Situacija. Biškį prikrytusiu čia viršaus. Iškratom už vieną. Ir ką mes matom, jums tikriausiai nesimato. Matot, priekį sėdi. Priekį sėdi, o tai nešaldysiu labai. Atidarysiu galą. Nežinau, nėra. Ir tai va šonė truputį. Tai jau eina link galo. O čia va šonė kažkodėl. Matyt, nėra medaus. Tai gal čia jau ir reiks dėti. Nu, gal kažkur labiau matysi, čia taip irgi įdomiai. Bet čia jau irgi reikia dėti. Bičių kamuolys pakyla ir eina į galą avilio. Ir jeigu visas kamuolys stovi čionais, tai tikrai nereikia jokios kandį tešlos, nieko. Bet jeigu jinai jau gale, tai matyti jau maistas baiginėjasi. Ir jeigu dar pašils orai, prasidės perų dėjimas, kai peros deda dar daugiau energijos reikia. Ir bus dar numirs badu. Gerai, žiūrim kitą. Šitas gal nelabai kaip išėjo. Turiu kantį nusipirkęs, bet dar nepasiėmiau, dabar reiks nueit paimti, nes man atrodo, tai gal jau reiktų dėti. Šitą žiūrim. Šitą šiltą, matot, pats daugiausiai čia. Gale. Dar va medaus čia viskas normaliai, šitai dar nereikia, manau. Šitai nereikia. Dar vienas būdas patikrinti, reikia ar nereikia juos primaitinti. Tai galima pakelti. Jeigu lengvai keliasi, pažiūrėjau, galas čia, tai jau reiškia, kad reikia. Nu. Sunku pažiūrėti irgi. Dar yra, atrodo. Bet pažiūrėsim, atidarom iš karto. Man atrodo, dar šitai. Pažiūrim. Va, iki čia, matosi aiškiai. Šilta, va čia sėdi, dar va, čia jam yra, dar va, netėjo. Tai ir sakau, nereikia. Nieko nedarom su šitą šeimą. Tegul toliau žiemoja. Viskas gerai. Ir nieko šiandien įsibaido, kad ten, oi, nereikia pas tas bitės lyt. Nieko šiandien net nesupranta. Ar čia mes įlindom, ar neįlindom. Ką jie supras, va, ramiai nuėmi tyliai. Hop. Hop. Ir žiūri. Nėra. Šis nėra. O čia jau nieko gero. Ai, va, sulindusios, priekį pačiam. Viskas gerai. Viskas gerai. Prie šitos nelendam, tikrai maisto dar turim, matot. Dar pusė, čia dar jam visas kelias. Žiūrim tada toliau, kaip bus pavasaris, kaip ką darysim.
Kol kas su šita irgi jokių problemų. Bet ten su tą pirmą, kur žiūrėjau, reiks, gal padėsiu kandint. Kažkaip jinai man jau gala nuėjus. Gana didelė šeima pasidarius. Tai praėjau, kaip matėt. Pagal mane galbūt šitai reikėtų. Nežinau, kada atvažiuosiu, tai dėl apsidraudimo uždėsiu kandės tešlos kilogramą. Namie laikiau šiltą, nelaikykit kaip gražia kokiam ir iškart nedėkit, nes atšaldysit lizdą. Čia šilta dabar, nespės atvės greit. Ir ką noriu pasakyti, kodėl negalima dėti cukraus sirpo dabar. Nes bitės yra taip jau, sakykime, nuvargintos per tą žiemą, o cukraus sirpas yra neinvertuotas. Ir jos tą darydamas, invertuodamos cukrų, visą praranda savo, susidėvės ir mirs visi greičiausiai. Nu, gal kažkas ir išgyvens, bet tai reikia dėti kandį tešlą, yra invertuota ir viskas tame pasakyta. Tai uždėsiu, čia paprastai prapjaunu kažkaip taip. Matot, jau čia jau. Uždedam greit. Jau truputį jau šitos reiškiasi pykti. Nieko, tuoj pavalgys. Nes dėl šitų neramu. Neramu truputį. Taip šonu ir jau jos per visą sėdi. Dabar bus kažkiek ramiau. Tai va, nemaitinkit cukraus sirpų, galit medaus tai turit seno, nu neseno, iš pernai metų. O geriausiai, nu kaip ne geriausiai, geriausiai medum tikriausiai, aš tokiai neturiu. Galima dar pasižiūrėti šono remelėse, gal yra uždėti. Bet nenoriu kapstytis, ten ir taip jau kapstaus dažnai. Nėra čia ką daug kalbėti. Kada maitin bitės, kandį tešlą pasižiūrit. Jei reikia, duodat. Nereikia, neduodat. Labai paprasta iš tikrųjų. Ir čia nemanau, kad kažkas nuo to jam pasidarys, kad čia kažkiek atidarėm trumpam ir uždarėm ramiai. Nieko čia, mano nuomonė, nieko čia blogo nėra. Jūsų gal yra kita nuomonė. Gerai, ačiū, kad žiūrit. Iki kitų gal geresnių orų. Nes šiandien nelabai noris kažką laukia daryti. Iki.